Sveiki, šiandien parodysime Jums, kaip sėkmingai atlikti registracijos procesą programėlėje Finhudas. Suvedę savo elektroninį paštą ir susikūrę slaptažodį, būsite nuvesti į pirmąjį registracijos langą. Spaudžiame pildyti ir pirmajame žingsnėje pasirenkame, kokio tipo automobilį vairuojate. Nuomojatės, naudojate nuosavą ar naudoju kito asmens. Šiuo atveju, pavyzdžiui, pasirinksime, kad naudojame nuosavą automobilį. Čia atliekame patvirtinimą, kad automobilį registravome VMI kaip naudojamą veiklai. Tai yra labai svarbu tam, kad būtų galima faktiškai priskirti veiklos išlaidas prie jūsų individualios veiklos. Tai jeigu jau registravote automobilį arba pranešėte valstybiniai mokesčių inspekcijai, kad naudojate automobilį veiklai, rinkitės taip registravau automobilį, o jei ne, apačioje rasite instrukciją, kaip tai padaryti. Taigi renkamės taip registravau automobilį. Kaip žinote, nuo gegužės 1 visi pavežėjai privalėjo registruotis PVM mokėtojų ir čia programėlė prašo patvirtinti, kad šį žingsnį jau atlikote, o jei ne, apačioje rasite instrukciją, kaip tai padaryti. Čia pateikėte informaciją, kuri yra reikalinga individualios veiklos žurnalo pildymui. Ši informacija yra vidinė, mes šią informaciją su valstybinė mokesčių inspekcija nesidaliname. Tai čia suvedate savo vardas, pavardė, registruotos gyvenamos vietos adresas ir individualios pažymos numeris. Ši informacija reikalinga tik tai tam, kad būtų atspindėta jūsų individualios veiklos žurnale metų pabaigoje arba kai nuspręsite jį sugeneruoti. Spaudžiame išsaugoti, pasirenkame mokestinius metus ir taip pat savo mobilųjį telefono numerį, į kurį gavę 6 skaitmenų kodą, jūs užbaigsite registraciją ir būsite sėkmingai registruotas naujas vartotojas.